MaxBill sprendimas yra specialiai sukurtas įvairioms klientų grupėms, įskaitant atsinaurinančios energijos tiekėjus, elektromobilių operatorius, paskirstytos energijos išteklius, taip pat komunalės ir savivaldybių paslaugas. Šis sprendimas efektyviai valdo vandens tiekėjus, nuomininko administravimo, nuomininko apmokestinimo ir platų komunalinių paslaugų spektrą. Be to, MaxBill sprendimas išplečia savo paslaugas komunalinių paslaugų tiekėjams ir į kitas verslo sritis, tokias kaip interneto tiekimas, telefonija, televizija ir dar daugiau. MaxBill sprendimą sudaro įvairūs moduliai, kurių kiekvienas atsakingas už skirtingas funkcijas. Produktų katalogo modulis apibrėžia tarifus, nuolaidas, mokesčius, pasikartojančias paslaugas ir įrangą reikalingą jūsų produktų pasiūlymams. Jis palengvina produktų valdymo politikos nustatymą ir siūlo diferencijuotus produktų pasiūlymus konkrečioms klientų grupėms, įskaitant namų ūkius, valdžios institucijas, verslą ir smulkias bei vidutinės įmonės. Be to, jis palaiko kelių prekės ženklų ir kelių įmonių galimybės, leidžiančias valdyti kelias organizacijas vienoje platformoje. Partnerių valdymo modulis valdo partnerių sutartis, apibrėžia hierarchijas tarp partnerių, tiekėjų, agentų ir organizacijų, taip pat nustato komisinių ir pajamų pasidalijimo schemas. Jis taip pat tvarko didmeninės atsiskaitimo sąskaitas ir suteikia galimybę naudotis sąskaitų išrašymo biuro paslaugomis arba sąskaitų išrašymų kitų vardų įvairiems didmeniniams scenarijams. Mūsų CRM modulis suteikia išsamų kliento informacijos vaizdą vienoje sąsajoje, palaikydamas visą kliento kelionę nuo potencialaus kliento paieškos iki sutarties derinimo, sutarties aktyvavimo, paslaugų teikimo, vartojimo stebėjimo, sąskaitų išrašymo, mokėjimų surinkimo ir skolų valdymo. CRM apima dirbtiniu intelektu paremtus komponentus, kurie padeda vartotojams atlikti įvairius veiksmus ir pagerina bendrą vartotojo patirtį, pavyzdžiui, prognozuoja klientų praradimo ar skolų rizikas bei rekomenduoja geriausius veiksmus šiems rizikoms sumažinti. Užsakymų modulis pagrįstas BPMN varikliu valdo paslaugų ir išteklių įvykdymo procesus. Jis koordinuoja duomenis tarp trečiųjų šalių ir prižiūri verslo procesus tokius kaip tiekėjo keitimas, prijungimas, praradimas ir nuomos pokyčiai. Mes teikiame mokymus klientams ir IT personalui, suteikdami galimybę keisti esamus verslo procesus, prisitaikyti prie naujų reglamentų ir integruoti naujas trečiasias šalis į sprendimą. Skaitiklių nuskaitimo modulis apdoroja duomenis iš įvairių apskaitos infrastruktūrų, įskaitant standartinius, išmaniosius, pusvalandinius ir ketvirčio valandos skaitiklius elektros, dujų ir vandens sektoriuose. Jis tikrina skaitiklių rodmenis naudodamas pramonės algoritmus, paverčia rodmenis suvartojimo įrašais ir apskaičiuoja rodmenis, kai tikrieji duomenys yra neprieinami. Be to, jis prognozuoja būsimą suvartojimą, naudodamas dirbtiniu intelektu pagrįstus ir pramonėje apibrėžtus metodus. Mūsų atsiskaitimo variklis generuoja sąskaitas masiškai pagal poreikį arba pagal specialius prašymus, tokius kaip skubios ar neeilinės sąskaitos, prieinamas per API ir naudotojo sąsają. Atsiskaitimo metu variklis apskaičiuoja pasikartojančius mokesčius valstybei, nuolaidas, atlieka atsiskaitimus bei apskaičiuoja komisinus ir pajamų dalis. Sąskaitos gali būti pateikiamos įvairiais formatais ir platinamos skirtingais kanalais, įskaitant LH paštą, savitarnos portalą ar paprastai paštą. Pajamų valdymas apima mokėjimų tvarkymą, tiesioginio debito generavimą, bankinių mokėjimų priėmimą, mokėjimų paskirstymą, grąžinimus, koregavimus, kasininkų sesijų palaikymą bei daugiavaliutinę ir didžiosios knygos sąskaitų paskirstymą. Skolų valdymo darbo srautai taip pat paremti BPMN varikliu yra lankstus ir gali būti konfigūruojami galutinio kliento. Savitarnos portalas suteikia galutiniams klientams saugią prieigą prie jų informacijos, leidžia peržiūrėti sąskaitas, paslaugas, pateikti skaitiklių rodmenis, registruoti užklausas ir užsisakyti papildomas paslaugas.